Na, o dabar į sceną kviečiu Rytį su Petru. Petras į Lietuvą grįžo iš Jungtinės karalystės, kur Londono universiteto koledže įgijo ekonomikos ir verslo bakalauro laipsnį. Petro kolega Rytis taip pat į Lietuvą grįžo iš Jungtinės karalystės, kur Sheffieldo universitete baigė tarptautinių santykių ir politikos mokslų bakalauro studijas. Programos dalyviai praėjusią rotaciją dirbo VŠI Investuok Lietuvoje, kur paruošė visiems Lietuvos regionams reikalingą informaciją, kad būtų išgryninti jų konkurenciniai pranašumai tam, kad pritraukti daugiau investuotojų. Tai, ką jūs dabar matote nuotraukoje, pristatinėti turbūt ilgai nereikia. Tai yra naujausio modelio 7 klasės BMW, tai yra automobilių inžinierijos stebuklas. Bet turbūt nedaugelis jūs žinote, kad jo flanš ir velenai yra pagaminti Lietuvoje, Marijampolėje, CAA Automotive gamykloje. Ši CAA Automotive gamykla gamina automobilių detalės ne tik tai BMW, bet taip pat Renault, Volkswagen ir Fiat automobilių kompanijų. Čia matote puspriekabę, kur yra pagaminta Schmitz Cargo Bull, tai yra Europoje lyderiaujanti puspriekabų ir priekabų gamintoja. Ir būtent ši puspriekabė yra pagaminta ne kokiame nors fabrike Vokietijoje, o Lietuvoje, Panevėžyje. Ir tai yra sėkmės istorija, kadangi būtent šis fabrikas yra 3-4 kartus našesnis negu analogiškas fabrikas Vokietijoje. Taip pat jų vadovas buvo pripažintas Lietuvoje metų vadovu ir lygiai taip pat tai yra vienas geidžiamiausių darbdavių Panevėžyje. Taigi matome, kad sėkmės istorijų gamybos srityje regionuose yra. Ir jos yra būtent sukurtos to, kad sovietmečiu buvo geros inžinerinės gamybinės kompetencijos būtent tose mažesniuose miestuose. Panevėžio atveju ekrane arba Auridoje 80 metais dirbo apie 4000 inžinierių. Tie inžinieriai nedingo tada, kai tos įmonės baigė veiklą. Ir manome, kad būtent regionai turi didžiulį potencialą pritraukti gamybinius projektus. Tačiau nors ir regionai turi aiškių pranašumų prieš, tarkim, didžiosius miestus, statistika rodo, kad regionai kol kas atsilieka gana stipriai nuo didžiųjų miestų. Tai būtent paėmus visus regionų miestus kartu, pritrauktų projektų skaičiumi, jie atsilieka 3-4 kartus nuo Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno. Tai rodo, kad iš tikrųjų potencialas nėra išnaudojamas ir būtų galima pritraukti daugiau projektų, negu kad yra pritraukima dabar. Tai kogi reikia, kad regionai tapti patrauklesni investicijom? Visų pirma, turime suprasti, kad pirmas investuotojo noras yra eiti į kuo didesnį miestą, todėl regionai turi stengtis kelis kart daugiau negu didieji miestai, kad jie taptų palankus investuotojams. Ir mes įskyrėm 3 pagrindinės sritis, aktualias, kaip regionai galėtų gerinti savo paslaugas investuotojams. Pirmas tai galėtų būti jų pranašumas, jų dydis. Kadangi savivaldybės regionuose yra mažesnės, jos galėtų greičiau išduoti statybos leidimus, poveikio aplinkai vertinimus, kas pagreitintų investicijų atėjimo procesą. Taip pat savivaldybių proaktyvumas. Savivaldybės turėtų identifikuoti tas sritis, į kurias nori pritraukti investicijų, taip pat aptarnauti ir raginti plėstis jau esančius investuotojus. Taip pat labai svarbus yra tinkamas informacijos pateikimas, kad su verslu būtų šnekama verslo kalba. Būtent šitą sritį mes ir išskyrėme kaip savo projekto rėmus. Ir nusprendėme iš pradžių pasižiūrėti, kokie yra egzistuojantis pavyzdžiai bendraujant su investuotojais. Ir štai viena savivaldybė teikia informaciją anglų kalba, kur yra visiškai neaktuali ir taip pat ganėtinai įdomus pavyzdys yra, kokia jų yra 10-12 metų strategija. Tai pacituosiu, kad Raseinių kraštas yra modernus rytų ir vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis ir patrauklus investuoti. Jame galima daryti bet ką. Taip pat kitas savivaldybės pavyzdys yra, jie ne tik teikia informaciją labai prasta anglų kalba, bet ta informacija yra 7 metų senumo. O Lazdijų atveju tai vienintelė informacija, kurią gali rasti potencialus investuotojas, tai yra raginimas investuoti į seną hipodromą. Taip kad jeigu investuotojas pamatęs šios pavyzdžius neapsigalvoja ir nepabėga iš Lietuvos, tuomet jis dažniausiai kreipiasi Investuok Lietuvoje, kuris surenka aktualią informaciją ir ją profesionaliai pateikia. Tai būtent per savo visą
gyvavimo laikotarpį Investuok Lietuvoje sukaupė nemažai pačios informacijos apie regionus ir taip pat žino, kokia informacija yra aktualiausia investuotojams. Taip kad natūralus sekantis žingsnis buvo visą šitą informaciją susisteminti ir tiesiog pasidalinti su regionais. Ir iš pradžių su 10 regionų, o vėliau su visom savivaldybėmis. Na ir kogi klausia investuotojai. Tai remiantis Rytų Europos gamybinių įmonių direktorių apklausą, pirmas klausimas, kurį užduoda, tai yra, kokia yra esama pramonė regione. Būtent jie nori įsitikinti, kad bus veikiantis tiekimo grandinė, kad bus tiekėjų. Kitas svarbus dalykas tai darbo jėgos pasiūla ir taip pat infrastruktūra. Tai kokį rezultatą mes pasiekėme per savo 4 mėnesių projektą? Tai yra 10 regionų profilių, kuriuose yra visa investuotojų aktuali informacija. Ta informacija susideda iš pagrindinių 4 sričių. Tai yra, kaip jau ir Petras minėjo, darbo jėga, pramonė, infrastruktūra, taip pat makroekonominiai rodikliai. Ir čia yra negalutinis dar mūsų profilio variantas, bet mes šiek tiek supažindinsim. Tai makroekonominėse rodikliuose mes nurodėme 7 pagrindinius rodiklius, kuriuos dažniausiai klausia investuotojai, kreipdamėsi į Investuok Lietuvoje. Tai būtent tai parodo, kiek ekonomiškai gyvybingas yra regionas ir tarkim čia Panevėžio pavyzdžių, jisai auga greičiau negu Lietuvos vidurkis, gamybos sukūriama vertė yra didesnė negu nacionalinis vidurkis, tai potencialiai tai yra gamybiškai ir ekonomiškai gyvybingas regionas. Taip pat kitas labai svarbus aspektas yra žmonės. Tai mes įskyrėme galbūt į 2 dalis, tai kokia yra ruošiama darbo jėga ir kokia yra egzistuojanti darbo jėga. Ir čia galbūt šalutinis mūsų darbo rezultatas, kad mes pamatėme, kaip netitinka ruošiama ir esama darbo jėga. Tai Panevėžio atveju aptarnavimo ir maitinimo sferos mokinių profesinėse mokyklose yra 13%, o tarp visų dirbančiųjų viso labo 2%. Tai ruošiami potencialūs bedarbiai ateityje. Na ir turbūt vienas svarbiausių mūsų radinių tai buvo pramonė. Ką mes padarėme, tai išanalizavom Lietuvos regionų stipriausias pusės ir kiekvienai apskričiai arba regionui pateikėm po 3 stipriausias sritis. Tai būtent tai galite matyti ir šiame paveikslėlyje. Ir šitą informaciją bus labai naudinga tuo, kad, tarkim, savivaldybės ruošdamos savo veiklos planus galės tai naudoti kaip pagrindą ir tai fokusuotis. Na ir taip pat išskyrėme logistinius pranašumus, tai būtent atstumus iki didžiųjų uostų ir jūrų oro uostų. Taip pat pažymėjome, ar yra laisvos ekonominės zonos ir pramonės parkai ir taip pat išryškinom būstų nuomos kainų skirtumus ir panašumus. Na ir teikiant informaciją būtent tokiais būdais, kuriuos čia ką tik pristatėme, turbūt didžiausias panašumas bus tas, kad investuotojas atėjęs, tarkim, į savivaldybės tinklapį, pamatys profesionaliai atrinktą tinkamą informaciją ir taip tiesiog sudarys gerą pirmą įspūdį. Taip pat šie profiliai bus talpinami Investuok Lietuvoje puslapyje, taip kad investuotojas atėjęs į Investuok Lietuvoje puslapį arba į savivaldybės puslapį ras tokią pačią žinutę, taip pat profesionaliai pateiktą informaciją. Tai bus užtikrinama vienoda komunikacija. Galiausiai bus turbūt sutaupo nemažai pinigų, kadangi per praėjusius 6 metus regionų strategijos rengimams buvo skirta virš 20 milijonų ES pinigų. Tuo tarpu mes atėjome Investuok Lietuvoje ir naudodamės vien vidiniais resursais, kiekvienam regionui parengėm po profilį ir tai užtruko 4 mėnesius. Tai turime suprasti, kad mūsų šitas darbas yra tik pirmas žingsnis problemos sprendimo link. Toliau mūsų manimų ir turim pasidžiaugti, kad Investuok Lietuvoje tęsia mūsų darbo kryptį, vėliau vyks rinkodariniai mokymai savivaldybėms ir tų mokymų pasiekoje kiekviena savivaldybė galės individualiai su Investuok Lietuvoje pagalba pasiruošti tą profilį savo. Ir taip pat manome, kad tai yra puikus mūsų pirmas žingsnis geros valios parodymas savivaldybėms, kad jūs taip pat turite įdėti savo dalį ir efektyvinti savo paslaugas, greičiau išduoti leidimus ir stengtis pritraukti investuotojų. Tai ačiū Jums labai uždėmesi. Ar būtų klausimų? Noriu paklausti. Ten jūs rodėt Lazdijų hipodromą. Ten kokios ten problemos dėl Lazdijų hipodromo?
Aš manau, kad informacija, kurios ieško investuotojai, tai mes ir nurodėme, kokių būtent pagrindinių sričių ieško. Tai tarkim, kokie yra egzistuojantis žmogiškiai resursai, kokie egzistuojanti pramonė. Negali būti vienintelė informacija apie regiono investicijas tai, kad yra hipodromas. Aš manau, kad Lazdijai tikrai turi kuo daugiau pasigirti negu hipodromų. Tai ten hipodromas tik vienas iš prašymų, kad ten ne jokios investicijos. Ir dar jūs sakėte, ten į seną hipodromą investuoti. Ten visai netaip yra. Hipodromas pastatytas praeitais metais, 4,5 milijono kainavo jo pastatymas. Ir dabar savivaldybė ieško koncesininko, kas perimtų tą hipodromą ir eksploatuotų. Tai jūsų informacija visiškai neteisinga. Gal padėsiu atsakyti klausimą, nes pati dirbau Investuok Lietuvoje. Taip yra labai svarbu pritraukti investuotojus į tokius svarbius objektus kaip hipodromas, bet apie ką šita prezentacija buvo, tai kad pritraukimo procesas yra labai sunkus ir reikalinga daug daugiau informacijos negu nuotrauka hipodromo. Vien tik tai pamatę nuotrauką jūsų tinklapyje, tikrai investuotojai to jam nepakanka. Ir aišku, bet kokius projektus reikia parodyti, ką mes turime, kas gali sudominti, bet čia yra prezentacija apie tai, ką galima dar daugiau parodyti. Kiekvieną mėnesį beveik vyksta tenai šventės tom hipodrome. Ir dabar 26 buvo irgi šventė ir ten rodoma to šventės ir hipodromas per panoramą ir per įvairias laidas ir per visą, ten ne tik tai tinklapin reklamuojama. Taip, bet čia būtent buvo pavyzdys tinklapio investuotojams ir investuotojams ten tikrai nebuvo aišku nei apie šventes, nei apie hipodromo būklę, nei apskritai, kodėl tai patrauklu. Bet aš manau, kad būtent mes, kadangi dirbam labai daug su investuotojais, mes tikrai labai gerai žinom, turbūt geriau už daugumą savivaldybių, būtent kaip turėtų atrodyti marketinginė medžiaga, kad investuotojus sudominti ir labai tikiuosi, kad dauguma savivaldybių priims mūsų pasiūlymus ir supras, kad reikia visai kitaip save prezentuoti. Aš norėčiau pirmiausia paklausti, aš kaip suprantu, jūs padarėt 10 profilių 10 regionų, taip? O profilių atskiroms savivaldybėms nedarėt? Šiuo metu ne, bet kaip jau ir minėjau, vyks rinkodariniai mokymai, kaip pritraukti investuotojus su Investuok Lietuvoje, su tomis savivaldybėmis, kurios išreikš norą dalyvauti tose mokymuose ir tų mokymų pasiekoje bus galima pasiruošti savivaldybėm pačiom kartu su Investuok Lietuvoje pagalba. Tada pratęsiant klausimą. Tarkime, pavyzdys tų pačių Lazdijų ir Alytaus regiono, kuriame yra Lazdijai. Ar jūs atsižvelgėt, darydami tos profilius, į tų pačių savivaldybių labai esminius skirtumus? Tarkime, jeigu mes žiūrime į Alytų kaip į regioną ir Alytų kaip į miestą, į pakankamai didelį Lietuvos standartais miestą, jis yra pramonės miestas nuo seno. Ir pramonę ten galima pritraukti ir panašiai. Tuo tarpu Lazdijai yra visiškai kitokio tipo savivaldybė, kurioje pramonės vargu ar gali kažkokios tai būti. Ar jūs atsižvelgėte į šitus skirtumus? Ir kodėl aš tai sakau? Dėl to, kad jeigu profilis ir analizė bus labai stipriai atlikti atsižvelgiant į regiono centro specifiką, į jo išskirtinumus, tai mažosios savivaldybės, kaip Lazdijai, kaip Varėna ir panašiai, ta informacija iš esmės nesinaudos. Ką ir jūs parodėte, tarkime, su Raseiniais, kur vienas iš pagrindinių punktų yra, kad tai yra piligrimystės centras, dėl to, kad jie turi vieną piligriminį objektą ir tiek. Bet aš ką noriu pasakyti, kad gali būti pasipriešinimas iš pačių savivaldybių, pamačius tokią gerą analizę, nes jie tiesiog nesupras, kaip jie gali panaudoti patys. Tai aš galbūt atsakysiu iš pradžių, kad žiūrint iš investuotojo perspektyvos, manau, kad tas skaidimas į savivaldybės jiems yra visiškai neaktualus. Tarkim,
Europoje regionas prasideda nuo 1,5 milijono gyventojų, Lietuvoje 10 regionų ir tai yra ganėtinai stambus skaidimas investuotojo perspektyva. Ir sakykime, tas pats 50 ar 100 km diametras atvažiuoti darbuotojų iki fabriko irgi nėra klausimas. Sakykime, Intersurgical gamykla Pabradėje savo darbininkus vežasi tiek iš Molėtų, tiek iš Švenčionių ir iš pačios Pabradės. Tai manau, kad esant stipriam gamybiniam centrui nėra problema ir manau, kad tas būtent požiūris, kad reikia žiūrėti apskritimis, o ne kiekvienam savos savivaldybės yra sveikintinas šiuo metu. Jo, aš noriu tik tai paantrinti ir pagal jau klasikinę dabar susiformavusią tokią tradiciją visoje Europoje, praktiškai yra tie regioniniai centrai, kurie traukia ir aplinkui save surenka žmonės. Danijoje ir Švedijoje važiuoti į darbą 30-40 km yra norma. Ir būtent tam ir buvo tie laisvos ekonominės zonos pramoniniai centrai daromi, kad būtent į jas investuotojus pritraukti, o aplinkui tų savivaldybių žmonės, kurie yra tam regione, galėtų dirbti. Aišku, kiekvienas mažoji savivaldybė gali turėti tam tikrą specifiką, ar ten turizmo, kaip Raseiniai, ar Lazdijai, kaip hipodromas ir ta aktyvi laisvalaikio industrija, bet čia jau tokios yra nišinės, kurios daugiau yra turbūt orientuotos į vietinį vartotoją. Tai gal aš labai patenkinęs, ką aš matau. Aš taip pat patenkinęs, tiesiog man rūpi tas antrasis etapas, kai jūs eisite dirbti, arba jūsų kolegos eis dirbti su konkrečiomis savivaldybėmis, tai aš manau, kad bus toks, iš pradžių didelis šokas, kai susidurs su Raseiniais ar kitais ir meras sakys, ką jūs čia pristato. Tai ar jums neatrodo, kad su tokiu projektu pirmiausia geriausia būtų startuoti ir pradėti labai rimtai dirbti su 10 tų regionų centrų, su 10 iš esmės miestų, kuriuose iš tikrųjų galima pasiekti gerų rezultatų, o tuo tarpu tas mažasias savivaldybės, kuriuose iš tikrųjų bus pakankamai sudėtinga kažką šiuo metu išlaužti, kol nėra stiprus regionai, regionų centrai, regioniniai miestai nepritraukia investicijų, su jais bus kalbėti pakankamai sunku. Galbūt visas jėgas reikėtų koncentruoti būtent į tuos 10 regionų, o visus kitus palikti netolimai ateičiai, tarkim taip. Iš tikrųjų, tai labai teisingas pastebėjimas. Mūsų dabartinė idėja tokia ir yra. Visų pirma, šitos profilius pristatyti regionų centrams. Tai yra pirmas žingsnis ir iš tiesų čia labiausiai koncentruojamės. Kai jau šitas darbas bus atliktas, tuomet pradėsime jau žvalgytis detaliau į savivaldybės, bet mūsų fokusas yra, kaip ir sakėt, į regionų centrus. Aš dar norėčiau pridurti, Rugilė Andzikevičiūtė regionų klausimo koordinuoja Investuok Lietuvoje, tai tikrai čia yra tik tai pirmas žingsnis ir po to, kaip yra paruošiami šitie profiliai su savivaldybėm, kurios norės dirbti ir kurios supras, kad kamuolys dabar yra jų rankose ir kad jos irgi turi parodyti indėlį, dirbant kartu, išsigryninant savo stipriasias pusės, paruošiant savo vertės pasiūlymus. Gal kitais atvejais taip, tai bus turizmas arba kažkoks geras koncesijos produktas, bet tos savivaldybės turės parodyti norą ir tada mes jom pagal poreikį suteiksim paslaugas, būtent patariant, kokią rinkodaros priemonės geriausiai naudoti, kokią strategiją pasirinkti ir net pasiruošti patį tą reklaminį produktą. Tai tikrai diferencijuosim pagal tai, kokia yra situacija Lietuvoje. Ačiū visiems už klausimus, dalyviams už pristatymą.